Na, aš va šiandien pagalvojau, kad man kaip tik šiais metais 35 sukaks, Kaziukas, Nemenčinė, aš iš tos vietos, tai man irgi va, patinka šventė, reiškia, galiu susitapatinti tarpusavio. Šiaip tai yra viena didžiausių švenčių, pavasarinių švenčių, kurią organizuojame Vilniaus rajone. Labai gražu, kad ta tradicija tęsiasi. Turime čia labai daug prekybininkų ir tikrai smagu, kad jie prekiauja labai skirtingais rankdarbiais ir panašiai, ko tik nori. Atvažiuoja žmonės visų pirma ir pažįsta mūsų savivaldybę ir miestą ne tik iš aplinkinių kaimų ir mūsų savivaldybės, bet ir iš sostinės ir panašiai. Kad prekybininkai tikrai šiandien pripikrautų daug, dėkoju organizatoriams, visiems, kas prisidėjo. Dažučiu Medliavės Drodzi gosti Mingi Zabavina. Smagu, kad į šitą Kaziuką tikrai susirenka visas Vilniaus rajonas. Ir 3 metus iš eilės yra puikus oras, puikiai programa kultūrinė. Tai manau, šiandien tikrai ir pabendrausim, ir apsipirksim, ir tikrai pasikultūrinsim, pamatysim, kokia ta kultūra yra Vilniaus rajone. Tai smagu, kad mes puoselėjame tas tradicijas ir kad jas vertinam. Tai smagu, kad tokias šventės vyksta Vilniaus rajone. Nemenčinė Kaziukas prasideda nuo Švenčionių 11, nuo seniūnijos ir iki sankryžų su Mickevičiaus gatvė, kuri telpa apytiksliai apie 200 šitų prekyviečių. Tai anksčiau buvo per pusę mažesnė, bet pažiūrėjom, kad didelė paklausa yra prailginant. Kaziukas, tai visada pats gaminu, pats darau, tai ir prekiaujam. Nu, sunku pasakyti, visko perka po biškį, į lopetėlių, į tų kiaušinių, į lėkštį paperka visokių. Matot, jo beveik neturim. Pirmas pirkinys šiandien buvo, tai buvo verbos ir jos buvo iš buvusios Vilniaus rajono tarybos narės, ponios Janinos, ir jį visai mūsų komandai pardavė po labai gražią natūralią verbą. Vieną turėjom su Lenkijos vėliavos motyvais, kitą su Lietuvos vėliavos motyvais. Zaproponowałem na zarządzie kół Staniemczyna Związku Polaków na Litwie, że dawajcie zrobimy takiego małego Kaziuczka. Bo Kaziuk to wielki Wilnie, a my taki mały Kaziuczek niemęczyński. No i otrzymałem podtrzymanie od członków zarządu, a było nas ponad 15 osób. Baronko nusipirkom, labai gražios, skanios baronkos. Esame apsipirkę, labai laimingi, geras oras, labai daug žmonių, esam su šeima. Jau ne pirmą kartą čia, tai labai džiugu, kad vyksta tokios šventės ir galim tuo džiaugtis. Tikrai atėjom čia pavalgyti labai skaniai. Ir šašlykų galbūt pavalgyti irgi. Tai mes esame Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Tai stengiamės edukuoti apie sveiką gyvenimo būdą, skleidžiame sveikatingumo teorijas, apie sveiką lėkštę. Tai šiandien vaikai gali pažaisti, sudėlioti puzlę sveikos lėkštės, sveikų pusryčių, sveikų pietų. Tai skatinam valgyti kuo daugiau daržovių, žinoma, baltymų, angliavandenių atitinkamai. Toliau turime žaidimų suaugusiems. Šiandien mes turime visų pirma kelis seniūnijos partnerius, tai iš mūsų kaiminės Lenkijos, tai miestas Kolbūdai, kur partneris yra Nemenčinės miesto seniūnija, o vakar labai džiugu, kad pasirašė sutartį Nemenčinės kaimiškoji seniūnija su Čarni Dunajec gmina, kuri randasi arti irgi Zakopanės ir yra labai perspektyvi, inovatyvi teritorija, inovatyvi savivaldybė. Tai jau mes seniai bendravom neformaliai, tai aš kaip ir meras savivaldybės džiaugiuosi, kad tokiu lygiu seniūnijoje sugebame surasti tokių stiprių partnerių.
wzięliśmy swoją całą siłę i kulturę góralarską, którą dzisiaj zaprezentujemy i liczymy na to, że wasza tutaj bardzo taka wysoka kultura również przyjdzie do nas. Otwieramy się na nowe technologie, na nowe możliwości rozwoju małych miasteczek, rejonów wiejskich i mamy tak naprawdę, mimo że jesteśmy ponad 1000 kilometrów oddaleni od Niemęczyna, to mamy takie same problemy w samorządzie i takie też małe sukcesy, że znajdziemy na pewno wspólny język i to partnerstwo będzie żywe